Sveiki, kolegos. Ir vėl. Vėl danuoja rapsų laukai. Negaliu parodyti, nes neturiu tvirtinimo gero. Kągi, šiandien važiuoju iš Kauno į Šiaulių rajoną į vieną kaimą, kurio Google žemėlapis, tiksliau kaimą mato žemėlapis, bet adreso jokio. Tomtomo navigacija irgi nieko nemato, tik kaimą. Kai įvedžiau pašto indeksą, rodo visą kaimą. Viską, ką mato žemėlapį. Tai dabar skambinau duotų telefonų, pasirodo ūkininkas kažkoks tai ir kažkur tai važiuosiu iš Žvyrkelių netgi. Va, dar to nepatyriau. Čia Lietuvagi? Lietus lyja, sako. Tai matyti ir Žvyrkeliais tenka važinėti. Jo, tai va, tokia įdomia bus patirtis. Dabar ką norėjau dar pasakyti apie navigacijas, tiesiog taip trumpai užsiminti, va Tomtomą naudoju ir kaip daug lietuvių, matyti ir ne tik, mėgsta naudoti visokius Google Maps arba Waze. Jo, Tomtomas vis dėlto Lietuvos, aš sakyčiau, nepažįsta. Nemato kelių, kurie tikrai yra pravažiuojami. Aš dabar važiuoju ir su Tomtomu, ir su Waze, bet stengiuosi vadovautis Waze. Nors paskutiniam posūkį nebesukau, nes jau išsigandau. Tai jau paskutinius kilometrus važiuoju su Tomtomu vis dėlto. Bet va, kad nemato, jis praktiškai Tomtomas man paskaičiavo maršrutą kažkur tai, kadangi gana tolimas maršrutas iš Kauno į ten Šiaulių rajoną. Tomtomas man paskaičiavo maršrutą, blemba, kažkur ant 50 km toliau gal. Jis daugiau vedė autostradą praktiškai, kiek turbūt kažkur tenai ties, nežinau, kurios sankryža ties Šiauliais nusukimo, o Waze'as mane ten link Raseinių vedė. Nu ir šitą kartą pasikliojau Waze'u, sakau, pabandysiu, jeigu apsiverksiu, taip apsiverksiu. Blemba, pampai. Tai va, jo, ir ne pirmą kartą Tomtomas praeitą kartą važiavau į Mažeikius, irgi ten su kolega pakalbėjau, sako, nuo centrinio sandėlio, ten iki Mažeikių 204 km. Nu, niekaip man su Tomtomo tokių atstumų nesigavo. Arba geriausiu atveju 220 kažkur 4, arba 259 net, jeigu pagrindė autostradą važiuoti. Tai jo, iš tikro Tomtomas labai, sakysim, netgi taip, kaip Garminas panašiai, veda labai saugiai. Nors Anglijoje Tomtomas taip nesilgia galbūt. Tai va, čia toks pastebėjimas apie Tomtomo profesionalią navigaciją. Aš turiu omeny, tai sunkvežimio, ne kažkokia tenai vaikams skirta, o sunkvežimiams skirta navigacija. Tai va, vis dėlto Tomtomas nemato pravažiuojamų, kaip sakyt, sunkvežimiam kelių ir veda gana ilgais maršrutais, o kai kurios, matyti, Lietuvos įmonės nori, kad tu važiuotum kuo trumpesniu maršrutu per kiekvieną šunkelį. Tai va, toks atnaujinimas kol kas. Važiuojam, žiūrim, kur mes ten privažiuosim ir kaip mes ten privažiuosim ir kaip apsisuksim. Nu, jeigu jau prakalbėjau apie navigacijas, tai prisiminiau klausimą vieną iš mano žiūrovų apie Odisėjus. Odisėjus išbandžiau Anglijoje. Tai yra lietuvių kurta navigacija, bet man rodosi pagrįsta ant Tomtomų galbūt arba He žemėlapių. He žemėlapius naudoja Sidžikas. Ir šiaip He žemėlapius ir kai kurios kitos ir Tomtomas, man rodos, pats naudoja kartais, nežinau, aš ten tiksliai dėl tų visų peripetijų. Tai Odisėjus tikrai nebloga navigacija. Aš ten buvo bandomas laikotarpis 7, man rodos, dienas stengiausi panaudoti Anglijoje, kiek galėjau. Tai ką aš galiu pasakyti, vienas jos toks didelis privalumas, toks ekrane, tavo navigacijos ekrane yra toks didelis P ženkliukas. Tai yra parking, tai parkavimo vietos. Ir sakysim, jeigu Tomtomas rodo, ten ne visus parkingus, didesnius, gal didžiuosius, didesnius, tai tenai praktiškai rodo beveik, nežinau ar visus, bet daugumą panašiai kaip ir Transpark Europe, toks yra parkingo appas, application, šitas programėlė. Tai ten tiesiog paspaudus, tu matai ant savo maršrutą visus būsimus parkavimo vietas ir su tokia informacija netgi
Ar ten yra Wi-Fi, ar yra dušai, tualetai, ar ten tiesiog stovėjimo aikštelė paprasčiausia, plika nuoga, ar ten yra kolonėlė, ar ten pavalgyti, ar viešbutis yra. Nu, labai, sakyčiau, toks labai geras sunkvežimių vairuotojams, geras labai privalumas. Tai va, gerai, dabar čia kažkur suksiu labai sharp posūkį. Pasukite kairė. Kur čia sukt? Ar žiedė sukt? Čia? Tai gali būti. Važiuojam į apačią, pamėginsim telšiai, palenką. Kažkaip aš šiandien čia važiuoju, man rodos. Laikykitės dešinės. Aš ne čia nusukau, man rodos, blėt. Sorry. Negi ten tuo keliu reikėjo važiuoti. Tai kokiam aš čia miestą dabar aš tos išvysiu? Miestą ar kaime, ar kur aš ir nudusiu. O Perkūnams kažkurio net nusukau. Pasukite kairė. Tada pasukite dešinė. Blemba, negi ten tuo šunkeliu reikėjo važiuoti. O čia nepavažiuosiu. Telšiai. Telšius nepavažiuosiu. Ne, blemba. Sakė, tuo šunkeliu reikėjo važiuoti. Man reikia kažkur apsisukti. Gerai, chebra, palaukit viškį, kažkur net ten nuvažiavau. Dar apie teisėjus vienu žodžiu, tai jo, tas labai yra geras dalykas. Tu man, pavyzdžiui, važiuoji, matai savo laiką. Ir tarp kitko, ten galima kažkaip suporuoti, nebandžiau, nes ten turi tachografai naujausios kartos greičiausia būti. Galima suporuoti netgi su savo tachografo kortelę ir matyti realiai tenai tavo darbo laikus ir kada pertraukus reikia. Bet šito negaliu pasakyti, nes nesu išbandęs ir negaliu, nežinau kaip tai veikia. Bet mačiau yra tokia funkcija. Tai va tiek apie teisėjus tiek žinau, gana tikslus. Aišku, Anglijoje tenai vienam sandėly, kur man reikėjo, ten yra toks Amazonės Dartfordo sandėlys ir ten visos navigacijos klysdavo, rodydamos įvažiavimą į tą sandėlį truputį kitoj vietoj, kur nėra realiai įvažiavimo, negalima sunkvežimiu važiuoti. Sakysim, TomTomas vėliau pasitaisė, Garminas vėliau pasitaisė, bet šita Odisėjus, aš kai važiavau, dar buvo nepasitaisius, dar rodė tą neteisingai įvažiavimą iš kitos vietos. Tai va, tiek apie Odisėjus kol kas ką žinau, bet tikrai verta dėmesio navigacijai galite pasibandyti 7 dienų nemokamą, kaip sakyt, laikotarpį. Suka, tu sygiai užsukai. Apsisuk man, ten kažkur yra pagrindinė gatvė, gal apsisuksiu. Suka, tu suka. Pasukite kairė. Gerai, man čia reikia sukti kairėn ir tada duoti atpulti, man atrodo, ir grįžti atgal, nes ten... Taip, žina, o čia kažkoks šunkelis, o čia reikia duoti man atbulom. Duoti atbulom. Važiuojam atbulus ir grįžtam atgal. Na, pazdai man, pazausta. Please, aš ant striokė esu. Alegi, tu blemba važinėjai kaip idiotas. Jop, tararaikinas. Всё, apsisukam. Važiuojam iš čionai. Iš šito kažkokio kaimo. Jo, vali pačkari, kaip sako rusai, ne? Iš to šūriko nuotikio. Tai va, kokie reikalai. Taip, kad važinėju šunkeliais, linksmai, su nuotykiais, su dopamino kiekiu. Turbūt, streso dopaminas ar ne? Greičiausiai, ar ne? Pervažu artėjam. Jo, blemba. Negalvojau, kad su fūra aš tokiais keliais važinėsiu. Čia šiaip kolegų ir nesutinku, aš aišku. Stop. Pažiūrim ten ir važiuojam. Traukiniam raudona, o man žalia. Man iš vis jokios neadega.
lopas, 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 ant lopo, ant lopo, lopas, ant lopo, 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 ant lopo, lopo. Jau. Šiaip gražus vaizdai turiu pasakyti tokie. Vasara, aišku. Na, tarp pavasaris, bet vis tiek vasara. Lietuvos peizažai. Kažkur to išsukti reiks. Kažkur to išsuksime. 400 metrų pasukite kairėn. Jezapavo. Tikrai ne Jezapavo, nu man reikia dar. Kapinių sukam į kairę. Bažnyčia. Normaliai. Very funny. Very, very funny. 6,5 kilometrų pasieksiu savo tikslą. Ok, žiūrim, kas ten bus. Už 6,5 kilometro. Pažerių ežeras. Jo, kelias normaliai, čia vienai mašinai. Jeigu su kuo nors reiktų prasilenkti, tai nežinau, ką čia reiktų daryti. Nu ką, kaip žadėjo žvyrkelis. Geltonuojam. Tai va, tiesiu apie pirmas darbas savaitės Lietuvoje. Tai va, kaip sakiau, mokytis, ten tai diržai, parkavimai ir taip toliau. Nu, po biškį pripranta, po biškį, kaip sakyt, nu jau dirbu. Tai va, kitas dalykas, kas man nebuvo aktualu Anglijoje, tai popierizmai visokių ataskaitų pildymai. Šito aš Anglijoje neturėjau. Visokių ataskaitų, kelionės lapai, ten tarambaram. Vienu žodžiu, irgi tenai. Nu ir aišku, kai nežinai, kur eit, ką su kuo kalbėt, atvažiavai. Dar toks dalykas, nu, vėl atvažiuoji, kadangi ne vien tik tai tinklo parduotuvės veži, tai įvairios firmos, kaip rast privažiavimus, tenai navigacija sunkvežimių rodo, kad, pavyzdžiui, nu, negalima sunkvežimiam negalimas eismas, važiuoja reikia paženklais, nes tau tu turi pristatyti. Tai, nu, tokie dalykai man nebuvo aktualūs Anglijai. Gal ten Sainsbury, kai dirbau, buvo keletą ten parduotuvių, bet tada pas mus tie risk assessment, tokie vadinami, būdavo, yra parašyta, kad kompanija, tas Sainsbury's, turi leidimą savivaldybės važiuoti po ženklų 7,5 tonos. Nes parduotuvė randasi tokioje vietoje, kur privažiavimo kitokio nėra. Čia aišku nieko nėra, čia reikia skambinti, klausti ir kalbėti su kolegom, sakysim taip. Tai, nu, čia toks va skirtumas. Tai va, nu ką, pradėjau iš pradžių pirmą savaitę 3 dienas. Ten buvo pats didžiausias košmaras. Išvis, kaip sakiau, nejaučiu išvis dešinio šono mašinos, absoliučiai. Kairiam atrodo, blemba, lyg tai važiuoju palei liniją, dešiniai tenai trakuoju krūmus, grubiai tariant. Tai va, paskui apsipratau. Tada antrą savaitę, pirmadienį pradėjau tragiškai, padariau klaidą, paskui krito nuotaika visiškai ir taip toliau ir taip panašiai. Nu, vienu žodžiu, kol atsigavau, aš atsigaunu lėtai. Tai vienu žodžiu, nu, paskui biškiai jo, vėl tas mašinas keitimai tenai, kas kelias dienas kitą kartą mašinas keitė, tai vieną, tai kitą, persidėt daiktus, o kadangi nakvoju mašinoje, tai jo, toks Tarbakrauskis, kaip sako Tadas Blinda iš tas čigonas, Tarbakrauskis. Tai tiek šitą, na, paskui įsivažiavau, turėjau labai sunkių pristatymo taškų, statybų aikštelė, kas man visai nepriimtina, ko aš nesitikėjau, kad gausiu tokius taškus, bus matyti. Tai va, paskui viena parduotuvė buvo labai sunkus pristatymas. Tai va, tokia mano pradžia darbo Lietuvoje, toks mano pradinis startas. Ir žiūrėsim, kaip toliau bus. Kolektyvas gana draugiškas, patarė, rekomenduoja, pasako, tikrai sutikau ir savo žiūrovų. Labai dėkingas visiems, kas padėjo.
kas patarė, kaip daryti, ką daryti, dėl ko daryti, už ką daryti ir apie ką daryti. Tai va, tai vienu žodžiu, važiuojam, žiūrim, bandom. Gal priprasiu ir aš Lietuvoje. Sako, šuo karimas pripranta, tai ir aš priprasiu gal. Iki sekančio, čia turbūt tokia įžanga apie mano naują startą Lietuvoje. Žiūrėsim toliau. Varom. Važiavom blokeliu. Čia griežtai, šalmas, liemenė ir seigočiai. Sakė, atvažiuos įsileis. Einam rengtis. Kaip sakyt, kaip tam multikė senam tokiam. Einu keisti kovinę aprangą. Dedamės, rengiamės, XL-as. Čia kaip tik tai mano dydis. 3 aš tilpsiu XL-ą. Šalmas. O, atvarom. Baigiam bairius. Leis važiuot. Lemai sustojau pakeliai čionai, nežinau kur čionai, kažkur Vandžiogalos gatvė, tipo, į autostrados pusę važiuoju nuo Kėdainių, nuo Jonavos kažkur. Pakeliai degaliniai kažkokie yra kavinę pavalgyti. Aš nežinau, ar mačiau kada nors gyvenime labiau nepatenkintus pardavėjas. Atrodo, snukį tau pridaužys, ko tu čia atėjai ir ką tu čia pirkai, karočiui. Beveik pasigailėjau, kad užėjau pavalgyti ir nusipirkt kavos. Ei bohu, venkit hebra šitos blemba tiekalinės, nevalgykit, nes galite į galvą gauti vieną gražią dieną. Važiuojam toliau.